Tai ką, sveiki dar kartą, tuos, kuriuos matau pirmą kartą, tai džiugu, kad atėjote į antrąjį paskaitų ciklą. Ir šiandien iš tikrųjų girdėsime 2 pranešimus. Pirmo renginio metu girdėjome vieną pranešimą, šiandien turėsim 2 pranešėjus. Ir pradžiai ta pati logistinė informacija, bandysim pasakoti kiekvieno renginio pradžioje. Tai kad tas didysis renginys, EPCAM, kurio metu bus kuriamos aplikacijos, realizuojamos jūsų idėjas ir varžomasi dėl įvairių kategorijų ir prizų, bus rugsėjo 27-29 dienomis Saulėtekėje, PU bibliotekoje. Tai laukiu jūsų ten. Registracija jau yra prasidėjus, tai gali drąsiai registruotis. Jeigu jums trūksta komandos narių, tai registracija atvira, ieškokit žmonių, kurie ieško komandų, prie kurių galima prisijungti. Ir tai darykit pakankamai greitai, nes žmonės tirpsta, kaip pavyzdžiai rodo. Ir šiandienos pranešėjai bus Mindaugas, kuris papasakos apie iPhone'o ir viso iOS'o platformą įdomių dalykų, bei bus Darius, kuris pakalbės apie Windows Phone'ą ir visas jo įmantrybės. Toliau, sekantis renginys bus rugsėjo 17 dieną, tai yra kitą savaitę. Ir šitoje vietoje yra džiugu, kad pagaliau man leis pašnekėti nesustojus 2 valandas, o ne tas 5 minutės prieš renginį. Tai labai kviečiu kitą savaitę, rugsėjo 17 dieną, ateiti manęs paklausyti, papasakosiu apie Windows 8, jau galimybės, ką galima bus renginio metus nuveikti su Windows 8, kokie challenge'ai, kokie prizai ir kokia nauda kurti aplikacijas būtent Windows 8. Ir ką, labai džiugu, noriu pasidžiaugti, kad dar kartą susirinko pakankamai daug žmonių. Aišku, tie, kurie žiūri, jūs taip pasveikinu, kad prisijungėte ir norite kažką sužinoti ir norėčiau pakviesti Mindaugą. Sėkmės tau. Sveiki. Kaip ir minėjo, aš esu Mindaugas, kalbėsiu tema Challenges for Multiple Market Target Application Development, kuri buvo parašyta oficialiai. Lietuviškai tai būtų, kokie iššūkiai mums teko, kuriant aplikaciją, kuri buvo skirta daugeliai rinkų, tai yra ne marketai, nesuklyskit, ne Apple Store'as ar Windows App Store'as, bet kalbant apie šalis ir kitus regionus. Trumpai apie save, tai esu Mindaugas, aš dirbu Barclays, mano dabartinė pozicija yra Lead iOS Developers. Kaip ir minėjau, dirbu su Barclays Pingit aplikacija, pritaikyta kelioms rinkoms. Trumpai apie Barclays Pingit, kas tai yra. Tai yra aplikacija šiuo metu veikianti tik tais UK. Per mažas šriftas? Ar ne? Tvarkoja. Ar manęs nesigirdi, ar viskas tvarkoja? Nesigirdi. Gerai, tvarkoja. Tai pabandysiu garsiau. Tai tada Barclays Pingit aplikacija tai yra skirta UK rinkai. Jos tikslas yra labai paprastas, tai yra suteikti galimybę paprastiems vartotojams siųsti pinigus vienas kitam, be kuo mažiau problemų turint susidurint, kad be jokių sąskaitos numerių ir panašiai. Kas buvo paprasta, sugalvota, kad tiesiog žinant kito vartotojo telefono numerį, mes jam galim persiųsti pinigus. Tai tiesiog aš žinau savo kolegos telefono numerį, jį suvedu į telefono aplikaciją, Barclays Pingit, ir jam nusiunčiu tuos pinigus, kuriuos aš noriu. Tai toks labai paprastas dalykas. Šiuo metu ten yra labai nemažai funkcionalumo, tiek QR kodų skanavimas, tiek apmokėjimas kitoms įmonėms, tiek charity labdaroms ir panašiai. Taigi, aš ne visai tiek daug apžvelgsiu visą jos platformą, ką galima, bet aš daugiau mažiau pabandysiu apžvelgti tai, su kuo mes kokiom galimybėm susidūrėm tiek iOS ir ką mes padarėm iš savo pusės, kad galėtumėm pritaikyti aplikaciją kitom rinkom. Ne tik vienai, kuri šiuo metu yra UK, bet ir Afrikos rinkai. Susidūrėm su, iš esmės, aš pats išskyriau 5 pagrindinius iššūkius, su kuriais teko susitvarkyti. Tai yra brandingas, tai yra tiesiog spalvų, kompanijos pavadinimų ir kitų pakeitimas aplikacijoje. Taip pat kalbos pačios pakeitimas, nes einant į kitą rinką, norint kuo daugiau vartotojų prisitraukti, reikia pakeisti ir pritaikyti tos šalies gyventojų kalbai skirtą aplikaciją. Ir
padaryti, kad jie galėtų skaityti, nes jeigu eisim tiesiog į Lietuvos rinką su angliška aplikacija, tai pritrauksim mažiau negu su angliška ir lietuviška aplikacija. Taip pat einant į kitas rinkas dėl visokių kultūrinių ar tai teisinių reikalavimų gali šiek tiek skirtis pats funkcionalumas aplikacijos, ką reikia tikriausiai irgi taip pat įvertinti ir į tai atsižvelgti. Taip pat skirsis duomenys, kurie bus atvaizduojami, kurie bus priimami aplikacijai. Ir skirsis, ne tai, kad skirsis, bet reikia įvertinti dabartinę aplikaciją. Kokia yra būsena yra dabar, ką su ją reiks padaryti, ar nereiks, ar jūsų programuotojai gerai dirbo ar ne, ir panašiai. Taigi, pakalbėsiu apie vertimų valdymą, tai mes taip bandom išvengti tos kalbos barjero ir mes tiesiog tam, kad galėtumėm sutvarkyti visus vertimus ir tvarkingai juos apdoroti, nes turint dvi kalbas ar daugiau netgi kalbų, juos reikia kažkaip tais sudėti į vieną vietą, kad jos nebūtų tiesiog kažkur tais tavo kodo gabale arba kažkurioje klasėje prašyme ir ten žiūri, kurioje kalboje esi dabar pasirinkęs ir pagal tai darai if statementus arba switch statementus ir tiesiog sudėti tvarkingai. Ką mes padarėm, tai iš esmės panaudojom visą tai, ką duoda pats iOS-as, visą ten galimybę pasidaryti anglų kalbos failus, kitų kalbų failus ir tiesiog ant jų pridėjom savo funkcionalumą. Ko nenaudojom, tai nenaudojom galimybės pačių, kaip pasakyti, interfeiso failų lokalizuoti, nes tai tiesiog atrodė per daug didelis darbas ir taip dirbti su lokalizacija, su interfeiso failais gana būna sudėtinga tarp kelių programuotojų. Čia yra trumpas pavyzdys, kaip atrodo kelios eilutės iš vertimų failų, tai yra dviem kalbom, tai yra viršuje angliškai, apačioje afrikietiškų kalbų, tiksliai nežinau, kaip lietuviškai išsiverstų. Ir tiesiog kaip atrodo kreipinys iš mūsų kodo į tas, tarkim, gauti tą vertimą. Pagrindinės čia idėjos, kurias mes gyvendinom, tai yra tie visi failai yra, kaip ir minėjau, jie yra skiri. Ką reiktų labiausiai atkreipti, kad darant vadinami, kaip ištraukti vertimą iš to failo, tai yra vadinamas raktas. Ir tiesiog reiktų nevengti tuos raktus pavadinti informatyviai, taip kad suprastumėte tiek jūs, tiek vertėjas, kuris verčia tą kalbą, nes neaišku, kurioje vietoje tas pavyzdžiui, frazė yra pačioje pirmoje eilutėje continue, gali būti jinai labai įvairiose vietose ir tiek nuo to gali priklausyti, kaip jinai išsivers. Taigi mes tiesiog paprasčiausiai pasistengėm tos raktinius žodžius įsivardinti. Pavyzdžiui, yra pirmasis enter details info, tai nurodo enter details detalių įvedimo langą ir kad jame bus begin button, mygtukas, kuris reiškia pradžią, ir tekstą, ir nurodo, kad būtent tekstas. Nes pas mus dar yra tokia, gali būti daugelio aplikacijų, tokie kaip accessibility elementai. Tai reiškia ne tik, kad bus užsetinamas tekstas ant mygtuko, bet bus užsetinami ir, tarkim, papildomi parametrai kaip accessibility, kas yra negirdintiems, tai yra nematantiems žmonėms padeda naviguoti aplikacijoje. Tai dėl to mes, tarkim, turim tekstą arba accessibility text, kad nurodo, kad būtent tas tekstas bus toje vietoje ir būtų lengviau. Tuo pačiu tai padeda pačiam kode perskaityti šitą tekstą, nes apačioje matome pavyzdį, kaip labai aiškiai nurodoma, nors ir turim vieną eilutę, labai aiškiai matom, kokia tai visgi, koks tai titlas, kokius duomenis tai turės, koks tai vertinys bus. Tai enter details info title, tai tiesiog bus paprasčiausia informacinė antraštė. Dar apie vertimų valdymą reiktų paminėti, kad mes pasidarėm tokį įrankį, kaip analizuoti patį source kodą ir žiūrėti, kur yra tekstai yra įhardkodinti, kurie neįhardkodinti, nes jeigu pasižiūrėsite kodo eilutę, mes turim nebe stringo anotaciją kode ir padavę į funkciją, bet tiesiog kabutės. Taip leidžia mums išfiltruoti savo tuos, kurie mes naudojam visgi lokalius stringus, arba jeigu netyčia esame įhardkodinę, tai mes turim vis tiek pritaikyti savo iOS anotaciją, kurioje priešais yra stringus tekstus, yra eta ženklas.
Tai radus tokį simbolį pas mus kode mes suprantam, kad jis turėtų būti pakeistas ir mums automatiškai pasako, kad ten tokiam failė yra toks stringas, kuris yra nelokalizuotas ir jį reikia pakeisti. Tai tiek apie vertimų valdymą. Toliau reiktų atkreipti dėmesį, kad yra kiekvienam tekste, elemente, jūs turite kintančius elementus jame. Kiekvienam tekste, tarkim, būtų geriausia pavyzdys, tai šiuo metu yra antraštė, kaip informacinė antraštė, kad yra patvirtinimo kažkoks kodas yra išsiųstas. Ir tenais mes turim parodyti taip pat, kad vartotojas galėtų perskaityti, koks yra išsiuntimo laikas ir išsiuntimo data. Mes taip ganėtinai nestandartiškai naudojam šitos elementus, nes nėra, tarkim, apibrėžta pačioj iOS platformoje, kad yra dvi duopatiniai slešai ir tada kažkoks tai tekstas. Tai iOS yra įprasta, kad yra procentas ir retas ženklas, reiškia, kad kažkas stringa toje vietoje bus pakeista. Mes naudojam šitaip, nes taip aiškiau vėlgi, dėl vertėjų, dėl mūsų pačių, kad mes galėtumėm kaip parametrus paduoti, tai yra, kad čia bus būtent laikas ir čia būtent data, nes tarkim, jeigu išvertus šitą tekstą lietuviškai, tai gali būti, kad verifikacijos kodas buvo išsiųstas tam tikrą dieną ir tam tikrų laikų ir to prasme tie parametrai apsikeičia. Ir tam, kad nereikėtų konstruoti šitų tekstų iš kodo, tai mes tiesiog juos sukuriam, parametrizuojam ir suteikiam jiems vardus. Taip po to kode galim nurodyti, kad tokiam parametrui sendTime mes nustatysim tam tikrą laiką ir jis bus uždėtas tenais. Taip pat prie to pačio mes panaudojam tokią galimybę, kaip parametrizuoti pačius tekstus ir sudėti jiems, tarkim, kažkokius tai atributus, tarkim, kad jis yra paryškintas, tam tikros spalvos. Šiuo atveju mes turim kol kas tik vieną parametrą, tai yra, nes tikriausiai daugiau mums jo neprireikia, netikriausiai, bet mums daugiau parametrų neprireikia, tai buvo colorize, tai yra paryškintas ir nuo kiekvieno, tarkim, skirtingo šalies brandingo jisai skiriasi tas paryškinimas. Tai čia handlinama biški su kitu susijęs, su stylinimu. Pakalbėsiu apie tai vėliau. Tiesiog pasinaudojom savom technikom, kuriam buvo pasirašę lokalizacijai. Tiek apie kintančius elementus tekste. Dar labai vienas yra toks įdomesnis variantas, kai jūs darot aplikaciją su daug kalbų, tai yra priklausomai nuo kalbos gali keistis teksto ilgis. Tikriausiai gal teko susidurti, angliškai gali būti trumpai, lietuviškai gali būti labai ilgai. Tai žinoma, aišku, irgi reikia įvertinti. Ką mums padeda iOS, tai yra iki šiol mes kūrėme palaikydami 4.3 platformą, bet žadam jos atsisakyti ir palaikyti biškiai aukščiau nuo 6. Bet ten buvo tokie kaip auto-resizing masks ir panašus dalykai, jie šiuo atveju nelabai padėtų. Nes elementai gali būti keistis ir pas mus ir šiuo metu kalba keičiasi netgi real time mes esam padarę, tai o iOS yra pritaikytas, kad kalba pasikeičia tik tais po aplikacijos paleidimo iš naujo arba visų elementų perkūrimo. Tai mes esam pasidarę, kad kalba pasikeičia runtime, tai yra mes pasikeičiam kalbą ir esam kode išsiskyrę tam tikrą kodo gabalą, kuriame visą laiką bus užsetinami visi nauji vertimai. Ir tiesiog tai leidžia mums kiekvieną kartą, kai rodomas naujas vaizdas arba išsikvietus atskirai tą kodo gabalą pakeisti visus tekstus. Ir papildomai mes esam pasirašę keletą komponentų, kurie automatiškai gavus naują tekstą per naujo persipiešė, tai galima taip pasakyti, ir iš naujo susirikiuoja iš eilės. Čia tikriausiai nieko įspūdingo, nuo 6 iOS būtų galima tai labai gražiai su auto-layoutais sužaisti, kurie automatiškai duoda restrictionus ir nurodymus, kad čia tarkim palikim 10 pikselių ar dar kažkas tai tokio. Bet iki tol tai nebuvo galima, tai mes biški šiek tiek persidarėm savo tos visus labels, vadinamus antraštės. Ir pasidarėm tokį variantą, bet ką dar reiktų atkreipti tokį dėmesį, kad šiuo atveju yra 2 ekranai. Viename iš jų matosi mygtukas registrų, kuris leidžia tęsti mums, kitome nesimato.
tarkim, jeigu mes nenumatysim tokio varianto, tiesiog pakeitus kalbą, vartotojas nebegalės tęsti savo kelionės per registraciją, taip galima pasakyti. Ir tokiu atveju mes esam uždėję visam turiniui aplikacijos lango vaizdo, kad įsijungtų scrollas, slankinys lietuviškai galbūt tikriausiai. Ir jis įsijungia tik nuo tada, kai turinys visą laiką viršyje ekrano aukštį. Tai, ta prasme, tiesiog reiktų atkreipti dėmesį, kad keičiant elementų aukštį ir, ta prasme, gali išstumti tam tikrus elementus, kurie galbūt atrodo, kad neišsistums niekados į apačią. Tai reiktų įvertinti. Taip pat, jeigu jau taikot, bandot aplikaciją versti keliom kalbom, tai reiktų pasidaryti kelias papildomas kalbas, tarkim, ilgesni vertimai su ilgesniais tekstais, kuriuos mes turim, tai padeda išanalizuoti tam tikras situacijas, kur galim pakliūti į tam tikras bėdas, kaip, pavyzdžiui, mygtuko dingimas šioje vietoje. Tiek apie tekstų išdėstymą. Toliau yra vienas elementas, tai yra stiliai. Kaip kalbėjau apie brandingą, tai gali būti, kad kitoje šalyje jūs turit kitą įmonę, dėl kultūrinių sumetimų arba tiesiog gal pirkot įmonę ar dar kažką ir yra įprasta, kad tenais bus kitoks pavadinimas įmonės, galbūt kitokie guidelinai stiliaus ar panašiai ir tiesiog bus kitos spalvos. Tai tiesiog mes tam, kad vėlgi visko nedarytumėm pagrindiniam kode ir pagrindiniuose konstravimuose blokuose, sudėjom viską į vieną elementą. Tai yra, mes pavadinom, tai yra protokolas IBP theme, tai yra temos, stiliai ir pagal kiekvieną toliau yra kiekvienai, tarkim, brandinimui atskiram arba stiliui yra sukurtas tą protokolą paveldintis klasė ir implementuojant į tos visus metodus ar parametrus ir grąžinant. Ką reiktų atkreipti šičia dėmesį, tai kad labai svarbus iš tikrųjų yra pavadinimai šitų visų metodų. Nežinau, ar matosi ar ne, yra pabraukti tie, kurie iš esmės nėra labai geri, pavyzdžiui, pavadinimai aš jums perskaitysiu, tai būtų green transaction color ir white text color. Tokiu atveju, jeigu jūs turit stilius ir bandot keisti spalvas, tarkim, keičiasi iš raudonos į mėlyną arba iš žalios į raudoną, tai tarkim, green transaction color reiškia, kad tokiu atveju jūs gausit žalią spalvą. Tai jeigu pakeisit kitą stilių ir naudosit raudoną stilių, kur pagrindinė spalva raudona dominuojanti. Ir šiuo atveju tikėsitės, kad grąžins jums žalę, bet iš tikrųjų grąžins raudoną. Čia tokia implementacija turėtų būti, bet jūs tokiu atveju tikriausiai susikursite naują metodą ir implementuosit, kaip kad grąžintų raudoną. O šitų stilių yra pati pagrindinė tikslas, kad ne pernaudoti tą patį kodą ir jį tiesiog nudažyti tom spalvom, kuriuom reikia. Tai pavyzdžiui, geresni pavyzdžiai yra šitam kode yra main title color, tai reiškia pagrindinė antraštės spalva, tai yra, pavyzdžiui, pas mus, tarkim, bus raudona. Tai bet kuriuo atveju, ar tu pasirinksi žalę pagrindinę spalvą, ar mėlyną, ar violetinę, jinai tau grąžins tokią, kokią tas stilius apibrėžia. Ir tai bus toks suprantamas kodas, kad tai yra pagrindinė spalva. Ir tai bus visiškai vienoda visiems stiliams. Prasme, semantiškai suprantama, bet grąžins skirtingą reikšmę. Bet bus naudojama visą laiką toj pačioj vietoje. Toliau apie stilius yra, čia kaip pavyzdys yra, kaip atrodo keliom pritaikyta. Tarkim, mėlynos spalvos yra UK pingit, kaip minėjau, o raudonos spalvos yra pritaikytos pas mus Afrikos pingit. Ir be spalvų pasikeitimų taip pat keičiasi ir paveiksliukai. Realiai mes su paveiksliukais pasilikom savo dvi galimybės, kaip galima juos apdoroti ir pakeisti. Tai yra vienas prieš tai minėtas tema stilius, naudojant tą patį funkcionalumą, kviečiant tos pačius metodus. Taip pat kita galimybė, tai tiesiog panaudojant paprastą, tikriausiai nieko ypatingo neturint į failų sistemos privalumą, kad gali tiesiog pakeisti failus. Tiesiog mes, kadangi bildinam atskiras aplikacijas vienam ir kitam, tai tiesiog priklausomai nuo į kurią aplikaciją bildinam, ar mėlyną, ar raudoną, mes tuos paveiksliukus su tais pačiais pavadinimais užsikraunam iš savo projektą. O kad projekte būtų galima laikyti tuos pačius paveiksliukus, mes tiesiog turim skirtingus folderius. Tai yra tiesiog labai paprastas ir
nesudėtingas būdas, kaip tai sutvarkyti. Taip pat dar reiktų atkreipti dėmesį, kad gali keistis ir paveiksliukų dydžiai. Ir tai reiktų atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, jeigu matote vidurinis mygtukas, jo imidžas yra tiek vienam, tiek kitam pusėje yra skirtingas. Ir tarkim, su dizaineriais reiktų susiderinti, kad jie būtų tam tikro apibrėžto dydžio, nes taip bus jums lengviau įdėti juos ir, pavyzdžiui, nereikės tada vėlgi. Reikia stengtis kuo mažiau stiliams ir kaip ir minėjau, kalbai vengti tų kodo pataisimų. Kodas turėtų būti rašomas tam, kad funkcionalumą atliktų, bet nekeistų paveiksliuko vietą, poziciją arba tekstą patį. Tai tokiu atveju suderinti tiek su dizaineriu, tiek kokio tai dydžio jis turėtų būti ir kokia yra galimybė jį pakeisti ir padaryti jį universalų. Toliau apie stilius maždaug tiek. Čia tiesiog dar keletas tokių įdomesnių, ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nepamiršti, kad antraštės irgi keičiasi. Kaip ir minėjau, pavadinimai, tarkim, Barclays, kitoj šalyje gali būti nebe Barclays, gali būti Sebas, bet bus nupirktas Barclays gal. Bet čia aš nieko nesakau. Taip, ir po to gali keistis tiek patys kontaktai, tiek gali keistis adresai, dar kažkas tai tokio, tai irgi taip pat gali siūlyčiau naudotis galimybę juos įdėti į kažkokią tai kaip į tekstus, kaip į lokalizuotus tekstus, kaip parametrus, bet juos pačius ištraukti iš kažkokių konfiguracinių failų, kuriuose įrodai tam tikrasis reikšmės. Sprendimai. Aš čia turiu omeny labiau, kai sprendimai yra iškeliami, kai turim tam tikrus reikalavimus ir vystom produktą, kodinam, developinam, kaip ir pavadinsim, ir atsiranda tam tikri sprendimai, kurie yra galbūt ne visiškai dokumentuoti ir panašiai. Tai jie gali kisti ir nuo kiekvienos šalies jie gali būti kitokie. Tai tarkim, pas mus yra UK registracijai reikalingi 3 pagrindiniai dalykai UK pingite. Tai yra vardas, pavardė, sąskaitos numeris ir trumpasis jos kodas, kas yra įprasta tik tais UK, mes tokio dalyko Lietuvoje neturim, ir banko ir telefono numeris, su kuriuo siejama tavo pingit registracija. Tai Afrikoje tokiu atveju mes neturim šių dalykų, turime tik tais, tiksliau, turim beveik tos pačius, tik tais biški šiek tiek skirtingus. Tai yra, turim vardą pavardę taip pat kaip ir tenais, turime sąskaitos numerį, bet nebeturime įvesti kaip vartotojai trumpojo kodo, nes viso Afrikoje jis yra vienodas. Taip pat dar turime vietoj adreso, mes įvedinėjom arba paso ID numerį iš paso ištrauktą arba iš identifikacijos kortelės. Yra 2 pasirinkimai. Tokiu atveju mums yra suteikiami skirtingi reikalavimai tuo pačiu ir turim kitaip įgyvendinti visą tą sprendimą. Ko čia aš, pavyzdžiui, neturiu, bet tokiu atveju mes turim skirtingus įvedimo laukus, skirtingus duomenų tipus ir panašiai. Tai tokiu atveju irgi reikia įvertinti šitus dalykus. Toliau, taip pat kiekvienoje šalyje, kas mums teko susidurti, tai yra keičiasi teisiniai reikalavimai. Šiuo atveju Anglijoje, kas yra dešiniai pusėje, mes turim tiesiog priimti kaip vartotojai paprastus, kaip ir visose aplikacijose, terms and conditions. O kitu atveju Afrikoje mes turim dar vieną disclosure notice, kurį irgi turi vartotojas priimti, kad galėtų teisiškai operuoti šitą aplikaciją, kas yra su pinigais. Šiuo atveju mums, galbūt mūsų rinkoje tai būtų labai skaudu, bet kuriuo atveju, kurioje jūs rinkoje bedirbsit, tai tikriausiai būtų aktualu nepamiršti pasižiūrėti naujoje rinkoje, kokie yra visgi teisinė bazė ir teisiniai įstatymai. Tiek apie teisinius reikalavimus. Papildomos funkcijos, tai kaip ir minėjau, iš prieš tai visai įvairių tokių sprendimų ir iš teisinių reikalavimų ir iš kitų reikalų susideda funkcijos, kurios nėra bendros tarp 2 skirtingų aplikacijų skirtingoms rinkoms. Tai tokiu atveju, ką mes padarėm, tai tiesiog apsibrėžėm maždaug bendras visas funkcijas, kurios nekis ir bus vienodos. Ir kitas visas funkcijas pavadinom papildomos funkcijos. Šiuo atveju mes identifikavom, nustatėm, kad daugiausiai keisis registracija. Registracijai mes sukūrėm tokį komponentą, galima pasakyti, registration wizardą, kuris leidžia mums priklausomai nuo nustatymo failų, kuriuose įrodom, kaip registracija turi eiti, kokie failai po kurio užkraunami ir kokios klasės,
ir realiai taip keičiasi funkcionalumas. Toliau pakeitėmės, kitoje šalyje gali keistis ir duomenys. Pavyzdžiui, atrodo, kad toks labai keistas dalykas, bet telefono numeriai irgi keičiasi ir tarkim mes užsiregistravę UK galim registruotis tik su UK numeriu, savo Pietų Afrikoje galim naudotis tik tais jų tam tikrų numerių ir mes turim tuo pačiu, atrodo toks mažas dalykas, bet turim pakeisti visas validacijas, turim pritaikyti serverius, turim pritaikyti visus duomenis ir visus patikrinimus tiems visiems naujiems duomenimis, nes Pietų Afrika negali priimti angliško numerio ir UK negali Pietų Afrikos. Tai tokiu atveju irgi mes paprasčiausiai panaudojam tokius konfigūracinius failus, tai yra nieko įprasto, nieko tai yra neįprasto, nesudėtingo, tai yra tiesiog kažkoks tai paprastas palistas ar kažkokie tai failai, iš kurių galima nuskaityti tiek patikrinimo regular expressions vadinamas, tiek kažkokius galbūt serverio kreipinius, galit naudoti skirtingą serverį netgi tokiu atveju, bet turėti tą pačią kodo bazę. Dar reiktų prisiminti, kad kitoj šalyje gali būti ir kita laiko juosta. Tai tarkim, turint tą funkcionalumą, kad kažkokia rodoma data ar dar kažkas, tai tiesiog reikia atvaizduoti visus tuos dalykus vartotojui patogiu formatu. iOS turi tikrai labai gerą date formaterį ir visas lokalizacijos įrankius, tai problemų sukurti tam tikro šalies formato neturėtų būti. Tiesiog viskas labai gerai implementuota, bet tiesiog reiktų nepamiršti juos naudoti ir iš serverio gautus duomenys galite jūs gauti ir stringų ir tiesiog juos reikia per naujo perversti jums vartotojui reikalingą laiko juostą. Dabartinis kodas. Čia mes turėjom iš tikrųjų tokią dilemą, galbūt iššūkį, nes iš esmės, kai mes pradėjom, tai jau buvo, UK pingitas buvo padarytas ir mums reikėjo pradėti nuo to taško, kaip jis yra. Mūsų sprendimas buvo padaryti viską iš naujo. Aš manau, kad ir tas dabartinis kodas tuo metu buvo ne visiškai geriausios būklės ir ta prasme nebuvo galima visų pakeitimų reikalingų pritaikyti jam. Tai kas, manau, startupams irgi labai aktualu, nes jie vis tiek dirba ties viena rinka, bando visokius prototipus pritaikyti, pristatyti investitoriams, dar kažkam, kuo daugiau, kuo dažniau, pasižiūrėti, gauti feedbacką. Ir ta prasme, dabartinis tas kodas, kai jau tenka migruoti iš vienos rinkos į kitą, gali būti jau ne visai tinkamas. Pas mus buvo labai panaši situacija, nes UK pingitą pradėjom, jau jam yra metai su kokiais 3-4 mėnesiais. Tai tuo metu, kai mes pradėjom, jam buvo 9 mėnesiai, kaip jis yra išleistas. Bet jis funkcionavo ir turėjo dabartinį kodą, bet jis kaip ir buvo startupas, jam irgi buvo skirta labai mažas laikas pasiekti į rinką ir tiesiog jisai nebuvo toks patikimas ir patvarus, kad būtų galima jį pakeisti. Labai daug visokių nelabai gražių dalykų, kaip klasės nevienoda struktūra ir panašiai, tai teko spręsti šitą problemą. Tai gali tekti ir jums tai daryti. Ką siūlyčiau daryti, tai stengtis išnaudoti, kiek galima tą esamą kodą, kiek galima jį pernaudoti. Tai yra pasimti tai, kas galima, visokie komponentai, viskas galima įdėti tikrai į naują projektą, tik tai tiek, kad gali tekti pritaikyti jį, o esamas naujas projektas turėtų biškai būti pradėtas iš šalies ir jis turėtų pirmiausia pasiekti tam tikrą struktūrą, išsiaiškinti, kaip jis turėtų būti pradėtas ir tik tai tada pradėti dėti jį iš esamo kodo tam tikras funkcijas, modulius ir panašiai. Tai trumpai tiek klausimai. Galima vieną klausimą? Taip. Jūs minėjote, kad pas jūs yra komunikacija su serveriu, po protokolu vyksta komunikacija su serveriu? JSON, bet pagrindinė duomenys siunčiam JSON, ta prasme, po to yra bodys, enkriptinimas, dekriptinimas, HTTPS naudojimas ir visi kiti security reikalavimai. Duomenys yra pagrindę šifruojami patys tie duomenys, kurie reikalingi funkcionaliai, tai naudojam JSON. Nes irgi galvoju, kad sprendimo metu, kaip sako, kad nelabai gaunasi standartai, fotografijai sprendimą.
Esmė tame, kad tiesiog aplikacijos apdorojimui yra taikomas JSON'as, jis dedamas į pačių duomenų, kaip sakyti, paketą, bet tas pats visas paketas yra, kaip sakant, užformuojamas kaip tekstas, visas tas JSON'as įdamas ir jis visas yra užšifruojamas, tai yra tiesiog tokie dalykai. Šifravimui mes naudojam iš tikrųjų kriptografinės, ten yra HMAC, visokios funkcijos, ten iš tikrųjų yra labai kompleksinis sprendimas padarytas ir net nežinau, ar galėčiau viską pasakyti, kas ten yra panaudota. Minėjai, kad tam buvo du skrinai, buvo skaičius ir vienoje šalyje būtų taškas, kuris atskirtų 10 dalis nuo. O kitoje šalyje kablelis. Kaip būtų, tarkim, lietuviui, kuris ten gyvena, tarkim, Afrikoje, šiuo atveju, ar jis galės pakeisti? Tarkim, jeigu jam būtų įprastas kablelis, ten rodo tašką pagal lokalą. Šiuo atveju mūsų sprendimas remiasi daugiau, kas yra reikalaujama Pietų Afrikos, tarkim, kas yra ten reikalaujama ir pagal banko visus nustatymus, kaip jie turėtų būti ten reprezentuojami. Ir šiuo metu nelabai turim tiesiog tokio funkcionalumo pakeisti. Mes tiesiog naudojam pačios South Afrikos lokalizaciją, bet tai yra, jeigu tai visgi būtų toks funkcionalumas, tai yra labai lengva padaryti. Tiesiog paduoti kitą kodą, kurio vartotojas nori. Tarkim, jeigu Lietuvos, tai paprastas, tikriausiai settinguose paprasčiausiai nueiti, pasirinkti, kad tai aš noriu Lietuvos formato ir tai pakeisti aplikacijos pusėje, tai yra nesudėtinga, nes mes tiesiog iš tam tikrų konstantų pasiduodam tiesiog stringą, tai yra nedidelis pakeitimas. Daugiau klausimų? Gerai, tada dėkui. Dėkui už dėmesį. Labą dieną, aš esu Darius Miškinis, aš dirbu Barclays kompanijoje Windows Phone developeriu. Mano prezentacijos tema yra Windows Phone Enterprise Welcomes New Mobile Platform. Tai šioje prezentacijoje tokią papasakosiu, kaip Windows Phone atėjo ir eina vis dar ir braunasi į Barclays. Iš pradžių gal papasakosiu apie dvi pagrindinės aplikacijas, kurias Barclays kūrė. Tai yra Barclays Mobile Banking, tai yra mobilioji bankininkystė. Pagrindinės jos funkcijos yra panašios, kaip mes įpratę naudotis internetinę bankininkystę, prisijungus prie web browserio, bet visą tai perkelti į appsą. Šiaip turi dar visokių papildomų įdomių funkcionėlių, kaip pavyzdžiui susirasti artimiausią branchą ar susirasti artimiausią ATM mašiną. Jeigu dar žinote, Lietuvių bankai mėgsta dalinti tas korteles, pavyzdžiui, įveskite ten savo slaptažodį, įveskite 35 kodą ir panašiai, kortelės, kuriuose surašyti kodai. Tai vietoj to, turint tą appsą pas save telefone, jūs tuos kodus galite sugeneruoti tiesiog pas save telefone ir nereiks tampytis jokios kortelės papildomos prie banko kortelės. Taip pat neseniai paleidome tokį įdomų dalyką kaip kolas. Realiai, jūs, jeigu susidūrėte su kokia nors problema, aplikacijos viduje per meniu jūs nueinate, pavyzdžiui, pamečiau kortelę ir turite, sakykime, ten 3 kortelės, tą ir tą kortelę, spaudžiate skambinti ir jūs tiesiog sujungia su operatorium, kuris jau žino jūsų vardą, pavardę, su kokia problema susidūrėte ir jums nereikia ten ilgai aiškinti ar identifikuotis su žmogumi. Ši aplikacija buvo paleista 2012 metų vasarą, man atrodo Liepą. Šiuo metu turi 3000 downloadų ir 3 milijonus downloadų ir 2,5 milijono aktyvių vartotojų. Kita aplikacija, apie kurią pasakojo mano kolega, yra Pingit. Tai yra aplikacija, kuri palengvina pinigų pervedimą, nes jums tai reikia žinoti kito žmogaus telefono numerį. Kai Pingite, galite užsiregistruoti net ir nebūdamas Barclays klientų, tada turėsite tarpinę piniginę, į kurią galėsite įsimesti pinigų ir iš jos pervesti kam nors kitam arba nusimti, jeigu jums kas pervedė. Ši aplikacija turi apie 1,8 biškį daugiau milijono downloadų.
dėl ko čia viskas prasidėjo su Windows Phone Barclays. Mes šiaip developinom 3 platformom – iOS, Android ir BlackBerry, bet BlackBerry's pastaruoju metu žiauriai krenta ir pavyzdžiui per 2012 metus jo market share'as nukrito nuo 8,1% iki 3,5% ir šiuo metu yra apie 2,4%. Tai vadovybė pamatė šitą trendą, kad žmonės nebeperka BlackBerry įrenginių, pradėjo žvalgytis į kitas platformas ir realiai kas daugiau yra, tai Windows Phone. Šiuo metu, kadangi mūsų aplikacija yra skirta UK rinkai, Windows Phone užima daugiau nei 10% tos rinkos, o pagrindinis Europos šalyse yra virš 8%. tą dalyką pamatė ir sugalvojo kai ką nuveikti. Ir suformavo komandą. Komandą suformavo iš kelių tokių, kaip čia pasakius, nemokamų resursų, tai yra internai ir FLDP. Barclays kiekvienais metais priema nemažai internų ir tiesiog pas mus tai vadinama praktikantai ir turi FLDP programą, Future Leader Development Program, tai yra žmonės pasirašo su Barclays sutartį ir dirbdami 2 metus Barclays kas pusę metų keičia padalinį, tam padalinyje susipažįsta su naujais žmonėm, išmoksta naujų skillų ir po tų 2 metų nusprendžia, arba gal anksčiau nusprendžia, kur jie nori likti. Tai komanda buvo suformuota tokiam mažam projektukui ant Windows Phone iš interno ir 3 FLDP žmonių. Realiai nieko nekainavo papildomų resursų pačiai kompanijai. Ir mes nutarėme kurti tokį, kaip čia pasakius, demo versiją to BNB appso. Jinai realiai nenaudojo jokių servisų, buvo tiesiog grinai stubbed versija pasižiūrėti, kaip tai atrodytų ant Windows Phone. Taip, tai pradėjome domėtis Windows Phone user experience'ų, guidelines'is, kaip tai turėtų atrodyti, nes realiai mes turėjome tik tai iOS'o dizainą ir iš iOS'o dizaino tiesiog žiūrėdavom ir pergalvojom pagal Windows Phone design guidelines'us, kaip tai turėtų atrodyti. Galiausiai tas konceptukas buvo padarytas, kas labai gerai, tai turėjom beprotišką laisvę kurti. Tokioje dideliai kompanijoje dažniausiai tu gauni dizainą ir tu turi daryti taip, kaip ten nupiešta. Mes turėjome labai didelį pasirinkimą, tiesiog dėl dizaino balsuodavom, spręsdavom ir aptardavom, kuri versija mūsų manimų yra geriausia. Viso šito projektuko esmė buvo sudominti dar aukštesnius vadovus, kad jie pamatytų jau realų veikiantį, kad ir nesu tikrai servisais, bet dalyką, kurį gali pamaigyti, kuris sukasi ant Windows Phone. Ir gal papasakosiu po to mūsų initial projektuko, kokie buvo potyriai, kas mums patiko, kas nepatiko pačioj Windows Phone platformai, nes realiai visi žmonės, kurie dirbo toj platformai, jie turėjo patirties tiek su Android, tiek su iOS, bet Windows Phone nebuvo maigę, C#, su kurio yra programa Windows Phone irgi, dauguma, man atrodo, 3 iš 4 žmonės nebuvo maigę, nebuvo programavę tą kalbą, tai labai fainas įrankis, tai yra Blend, tai yra Windows Phone įrankis skirtas interfeiso dizaininimui. Kažkada atsimenu pirmą kartą, kai pasileidau, kolega prie sako, kas čia per Photoshopas, kokia čia jo versija. Tai gan patogus įrankis. Iš pradžių labai patiko, lengvai galima greitai sukurti dizaino prototipą ir po to jau ant elementų sumest kodą. Kas dar patiko visiems komandos nariams, tai kad Windows Phone neseka to, kaip čia pasakius, standartinio, nežinau, ikonų, appsų kelio, tiek live tilesai, tiek koncentravimasis į tekstą, o ne į grafiką ar ten kokį chromą, ten šiaip pagražinimus. Šitas dalykas buvo labai įdomus, nes kažkas naujo, nes tiek iOS, tiek Android'e vis tiek pati idėja kažkaip panaši, o čia kažkaip vis tiek kažkas naujesnio, kažkas įdomesnio. Kodėl dar lengva buvo pradėti daryti projektus Windows Phone? C# yra tiksliau gan giminingas Javai, tai kodas,
kuris buvo parašytas ant Javos, buvo gan lengvai nuportintas į C# Windows Phone projektui. Tai palengvino, sutrumpino kūrimo laiką. Ką dar galėčiau pasakyti, Microsoft Toolsai, kartais jie užknisa. Iš pradžių, nežinau, ten keikėmės, ten lūžinėjo ir buvo šį problemų nesuprantamų, bet tiesa, išeidavo vis update'ai, vis naujesnės versijos ir viskas kaip ir susitvarkė. MSDN irgi dokumentacijos trūko, tai dažniausiai dokumentacija buvo Stack Overflow, pasižiūrėti, pagalvoti, pamastyti, su kolegom apsitarti, kaip čia padaryti. Dar labai patikęs dalykas buvo, jog Windows Phone šiuo metu kaip ir nėra nurūtintų device'ų. Čia greičiausiai susidūrė du aspektai. Tai, kad platforma gerai padaryta ir kad jie nėra kol kas tokie žiauriai populiarūs. Tai saugumo prasme, kuriant bankinę aplikaciją, čia yra labai didelis pliusas. Ir patiems kuriant aplikacijų prieimas per isolated storage, kuris yra Windows Phone, kaip čia pasakius, atminties valdymo modelis, galbūt taip. Šitas dalykas patiko saugumo prasme ir po to mūsų pirmojo projektuko visa komanda buvo labai patenkinta. Visiems labai patiko pati Windows Phone platforma ir managementas įtikino aukštesnį managementą, jog reikia Windows Phone kurti BNB ir prasidėjo jau tikros aplikacijos kūrimas. Pradėjom šių metų pradžioj, sausio mėnesį. Tuo metu, kai mes pradėjome kurti Windows Phone versiją, tiek iOS, tiek Android versija jau buvo pasiekusi 6. release'ą, tai yra 6. versija tos aplikacijos. Ir mes rugpjūtį, neseniai, per 8 mėnesius sugebėjom pasivyti funkcionalumo prasme, tai kas buvo jau kuriama metus ilgiau, nei mes dirbome ties BNB. Tai puikus pavyzdys, jog su Windows Phone galima greitai kurti ir pasivyti didesnius, masyvesnius projektus, kurie buvo pradėti žymiai anksčiau su didesnį populiarumą turinčiom platformom. Norėčiau dar pasidalinti įspūdžiais, kuriant Windows Phone platformai. Tai mums pasisekė, jog turėjom palaikymą iš Microsoft'o, turėjom kontaktus, jeigu kas būdavo negerai, jeigu būdavo kokių problemų, susirašydavom jie arba nukreipdavo pas žmonės, kurie gali išspręsti tas problemas, arba jeigu žinodavo iškart patys patardavo. Tai labai faina, kad Microsoft'as pats supportina žmonės, kurie kuria Windows Phone'ui. Su kuo dar susidūrėm, tai Windows Phone programuotojų trūkumas Lietuvoje ypač, nes būtumėm skiria gal ir didesnių jėgų, bet nebuvo pakankamai žmonių. Kas dar faina, tai kaip minėjau, tas blend įrankis, interfeiso dizainui gali pasadinti žmogų, kuris nėra programavęs, dizainerį, ir jisai laisvai gali pradėti kurti interfeisą ir ne tik pradėti kurti interfeisą, bet tvarkyti netgi bugus, nes mūsų dizaineris po gal kokių 2 mėnesių darbo jau sėdėjo ir taisė interfeiso bugus, nemokėdamas programavimo. Ką norėčiau pastebėti iš netokių gal gerų dalykų, neigiami, kurie mus biški nepatiko, tai susidūrėm su problemom, jog ant Windows Phone, kuriant aplikacijas, nėra normalaus web view, tai yra, kad tavo aplikacija galėtų atvaizduoti puslapį su visais jame esančiais elementais korektiškai. Dar susidūrėm su problemom su PDF atvaizdavimu aplikacijoje, nes Microsoftas siūlo atsidaryti savo PDF failą kitoje aplikacijoje, bet ne pačioje savo aplikacijoje. Yra trečių šalių sprendimai, bet pavyzdžiui susidūrėm su tokiam problemom, kad trečių šalių sprendimai nepraėjo penetration testingo, tai jie nėra pakankamai saugus, kad galėtumėm juos naudoti savo aplikacijoje. Kaip minėjau,
visiems komandoje labai patiko, jog Windows Phone'as orientuojasi labiau į contentą, o ne į išvaizdą, content over form, kaip jie mėgsta akcentuoti savo metro ideologijoje. Tai kažkas vis tiek šviesesnio, naujesnio. Labai patiko emuliatorius, kuris yra Windows Phone'o, žymiai greičiau veikia negu Android'o. Šitas fainas dalykas. Dar kitas fainas dalykas yra iš Microsoft'o visada, kaip minėjau, buvo parama, ne tik žinių, ne tik kontaktų, bet ir lengvesnio prieimo prie device'ų ir licenzijų. Tai apie Windows Phone ateitį Barclays. Kol kas einama ir greičiausiai tai bus, jog Windows Phone bus trečioji platforma Barclays, nes BlackBerry release'ų ateityje nebenusimato, nes marketas susitraukė pernelyg, kad jam apsimokėtų kurti, o 4 platformų neapsimoka palaikyti, tai greičiausiai tą trečią vietą užims Windows Phone. Mūsų kuriama programa Barclays Mobile Banking, manau, gan greitai išvys pasaulį UK rinkoje ir jau eina viskas link to, kad ir Pingit produktas, apie kurį pasakojo kolega, irgi greičiausiai bus išleistas ant Windows Phone platformos. Kas dar norėčiau paminėti, tai UK Microsoftas sutiko paskolinti resursų, tai yra žmonių, kad padėtų aplikacijos, pagreitintų aplikacijos kūrimo laiką. Čia jau kalbama apie Pingit. Ir ateityje tikėkime, jeigu šitie 2 produktai pasiseks, pamatysime ir daugiau Barclays produktų Windows Phone platformoje, ko šiuo metu mums reikia, tai Windows Phone programerių. Ir jeigu kas yra susidomėję arba yra nemažai programinio Windows Phone, tai galite sukontaktuoti. Kas čia dabar? Galite su manim sukontaktuoti. Darius Miškinis @barclays.com. Tai tiek iš mano pusės. Jeigu yra klausimų, galite užduoti dabar. Čia minėjot, padarėt PIN generatorių Windows Phone. Kokį pasirinkot security sprendimą, kuris passwordas naudojat? Ar ten gal SIM-tų kitą naudojat? Visas mūsų saugumas yra kaip atskiras projektas. Ne, visiškai. Visas saugumo reikalavimai, visas saugumas, visas encryptionas yra kaip atskiras produktas, kuris yra sukurtas Barclays ir jam išleista beprotiškai daug pinigų. Ir aš nelabai galiu apie jį daugiau pasakoti. Bet tai žmogus, kai parsisiunčia appsą, jisai dar turi papildomai security solution? Ne, jisai užsiregistruoja appsą, jam to pakanka. Jam pakanka registracijos ir tada meniu punktą paspaudi ir tau sugeneruoja pagal tavo registraciją. Tai realiai tas pats, kas prisijungti prie application'o paprastai. O tai, kažkaip man neteko, pražiūrėjau aš tas Barclays Mobile Bankingus, o tai ten Mobile Signatures naudojat jūs ar nenaudojat? Kas yra Mobile Signature? Tai yra, kur dabar yra su Certificate Authority, kur galima per operatorių PIN-ą suvesti. Ne, per operatorių mes tikrai tokių dalykų per naudojame. Certificate Authority. Kad nebereikėtų iš vis tų PIN. Neteko. Ne. O dar kitas klausimas, nes čia aš Algirdas iš Telesofto, čia teko dirbti, buvo labai tokių problemų su senesniais device'ais. Jūs rinkotės iškart Windows tos naujausias devices? Taip, Windows Phone 8. Jūs jau nebedarėt 7,5? Taip, mūsų tas projektas, kur aš minėjau pats initial, demo versija, jis buvo ir 7,5 ir 8. Tada mes pradėjome žiūrėtis, ką galima padaryti iš saugumo pusės ant 7-8 ir ar tie techniniai reikalavimai, kuriuos mūsų application'as kelia, ar juos 7,5 išpildys, pasižiūrėjom, kad ne ir mes atsisakėm 7,5, tik tai Windows Phone 8 palaikom. Teisingai. Labai gerai. Mes irgi taip. Tai ką, daugiau klausimų nebus?
Tai gerai, ačiū. Kągi, dar norėjau porą žodžių tarti visiems čia susirinkusiam. Esu Tautvydas Dagys iš Microsoft Lietuva. Esu technologijų evangelistas, tai dirbu su programuotojais ir šis Upcampo renginys, kuris bus šiemet, turbūt visom prasmėm bus didžiausias, apskritai kaip renginys ir turbūt didžiausias, sakykime, iš Microsofto pusės, kadangi šiemet Nokia ir mes ten aktyviai dalyvausim. Tai norėjau truputėlį pasidalinti trumpą informaciją apie tai, kas jūsų laukia, sakykime, Upcampo renginyje, būtent iš mūsų pusės, iš Microsoft, iš Nokios ir Windows pusės. Tai pirmiausia, turbūt geriausia žinia, kad Upcampo SFI, tai yra tokia speciali programa, atvažiuoja į Upcampo renginį, labai panašus pavadinimai, bet tarpusavį nesusiję. Ir vienas iš šios programos vadovų, Will Cardwell, skaitys pranešimą ir tuo pačiu atsiveža dar visokių ir prizų ir manau, kad labai svarbus dalykas, jog bus galimybės užmegzti kontaktus, ryšius, sužinoti daugiau ir taip toliau. Kas iš jūsų nežino, kas yra Upcampo SFI programa? Aha, gerai, yra nežinančių, tai tą aš ir numačiau. Tai yra tokia programa, kuri šiaip gyveno, operuoja Suomijoje ir tai buvo specialus fondas, įkurtas Microsofto, Nokios ir Aalto universiteto. Ir tai yra tiesiog 21 milijonas eurų, kurie yra skirti išdalinti programuotojams. Ir tai yra kaip akceleratorius, kuris, sakykime, atrenka labai geras idėjas, kurios skirtos Windows Phone, Windows 8 platformai ir tiesiog skiria joms kaip tokius vadinamus grantus. Nėra reikalaujama jokių ten akcijų, dar kažko ir taip toliau. Vienintelis toks kaip reikalavimas yra tai, kad pusę metų ta programėlė būtų ekskliuzyviai Windows Phone platforma. Po pusės metų galima leisti visas platformas ir toliau daryti, ką nori. Bet pagrindinis tikslas, sakykime, yra tai, kad jeigu jūs turit kažkokią naują idėją, kažką naujo, unikalaus, turbūt kas ir užgims šiam Upcampo renginyje, už poros savaičių, kažkas tokių naujų idėjų, tai jie skirsto tos grantus į 3 dalimis, po 20, 50 arba 70 tūkstančių eurų. Tai priklauso nuo tos programėlės idėjos sudėtingumo, arba tai yra tiesiog programėlė, arba programėlė su rimtų kažkokių tinklų kūriamų, kaip socialinis tinklas, dar kažkas, arba super sudėtinga programėlė, naujas kažkoks tai visiškai Facebookas, Foursquare'as ar dar kažkas tai, kas jums gimė galvoje ir norite tą greitai realizuoti. Ir natūralu, kad gavus tokius grantus ir sukūrus šias programėlės, tai iš tikrųjų yra nemažai investuojama ir ta pagalba įsukti, įvesti į rinką tą jūsų produktą, kad ta investicija atsipirktų ir kad jinai pradėtų veikti. Pagrindinis šios programos tikslas yra tiesiog, kad surinkti, sakykime, tuos kažko unikalaus, kažko naujo ir būtent sustiprinti Windows'ų platformą. Tai džiugi žinia yra ta, kad lietuviai aktyviai dalyvauja šitoj programui ir jau šiai dienai turim 5-6 komandas, kurios gavo finansavimus po 20 tūkstančių, viena komanda gavo 50 tūkstančių eurų. Kol dar į spaudą neišėjo, turbūt nesakyti. Tai, kaip sakant, trečioji akis, Big Brother, mus stebi. Ar čia gal iš programėlių konkurso kažkas? Iš tikrųjų, 2 komandos gavo Upcampuso finansavimą būtent po pernykščio Upcamp renginio. Tai iš tikrųjų tramplinas yra labai geras. Tai ir šiuo metu vyksta kaip tik pas juos tokia, kaip, sakykime, dar akceleratorius ir stovykla, kurie suveža tas komandas pas save į Suomiją, dar papildomai mentorina ir padeda pasiruošti tą įėjimo į
į rinką strategiją užbaigimo programėlių ir taip toliau. Tai šiuo metu irgi yra 2 lietuvių komandos tenais. Pačios paskutinės, kurios gavo finansavimą ir jos gyvai tą dalyką ten gauna visą dar apmokymus ir panašiai. Tai lietuviai iš tikrųjų labai sublizgėjo šitoje sferoje, palyginus su visais mūsų kaimynais, latviais, estais, lenkais ir taip toliau. Ir prisiunčia daugiausiai visų aplikacijų ir taip toliau, ir gavo daugiausiai tų premijų. Tai, aš manau, tai vienas iš priežasčių, dėl ko AppCampusas nori atvažiuoti gyvai čia, pasižiūrėti, kas vyksta ir galbūt išsivežti ir daugiau tų idėjų ir jų prafinansuoti. Tai šio renginio metu taip pat bus irgi vienas ar keli specialūs piniginiai prizai geriausiom Windows Phone programėlėm, ką įsteigs AppCampusas. Ir žinoma dar aibė kitų kategorijų, kurios būtent skirtos Windows Phone ar Windows 8 kategorijom. Tai geriausia Windows Phone programėlė, geriausia lietuviška Windows Phone programėlė, geriausias Windows Phone žaidimas, Windows 8 programėlė ar žaidimas ir Windows 8 kažkas edukacinė programėlė. Būtent kas susijęs su mokymu, ugdomuoju turiniu. Aišku, bus aibė prizų. Pagrindinis prizas, kuris teigia Omnitelis, bus Nokia Lumia 1020, kurios dar Lietuvoje nėra, Nokia Lumia 925, 6 net įrenginiai, kurie Lietuvoje greitai bus, tokios labai įdomios kolonėlės, Acer Iconia tabletas, Lenovo tabletas su Windows 8, taip pat mūsų nuolatinio partnerio Aduplex, jie steigs po $500 kiekvienai komandai, kad geriau įvesti savo programėlę į rinką, tai yra reklamos apsikeitimo tinklas Windows platformai ir jie būtent padės, kad tą, ką jūs sukursit, kad kai paleisit į storą, kad jis tiesiog negulėtų, bet kad jisai išplistų ir gautų daugiau parsisiuntimų ir būtų naudos jums daugiau, ar tai iš reklamų, ar tai iš pardavimų, ar tiesiog iš vartotojų kiekio. Dar keletas prie AppCampų, kurie jūsų laukia prie tokių bendrinių prie AppCampų renginių, taip pat bus tokių labiau specifinių, dedikuotų, galbūt ir labiau techninių. Alius Patraška, kuris šiandien darė atidarimą, kuris dirba UAB AppCamp, jisai papasakos ir giliau pristatys Windows 8 platformą, dizainas, programėlių kūrimas, specifika ir taip toliau. 23 dieną turėsim apie Windows Phone. Greičiausiai pavyks gauti vieną irgi dėstytoją iš AppCampuso, iš Suomijos, dar derina paskutinės detalės. Ir 26 dieną, ketvirtadienį prieš pat AppCampo renginį, bus tokia kaip Cloud Strategy Day, kuomet Beat Schwegler iš Šveicarijos, iš Microsoft'o, plačiau papasakos apie mobile backendus. Tai bus labai toks cross-platform turinys bendrai apie backendų architektūras, kaip reikia scalintis, kaip aptarnauti, sakykime, jeigu jūs darot programėlę iPhone'ui, Android'ui, Windows Phone'ui, kaip tą dalyką pritaikyti. Taip pat programėlių monetizacija, kokie metodai, kas veikia rinkoje, vėlgi ant visų platformų ir taip toliau. Ir taip pat Windows Azure kaip vienas iš variantų, kurį galite naudoti savo backendų kūrimui. Tai iš tikrųjų bus turbūt visa diena, kuomet su daug informacijos ir kuri bus ne tik apie Microsoft'o technologijas, bet bendrai apie visas platformas. Tai tiek trumpai klausimų ir manau, kad su daugeliu iš jūsų susitiksim dar per sekančius prie AppCampus ir aišku per patį AppCampo renginį už poros savaičių. Ten būsiu ir aš ir bus daug mūsų kolegų iš Microsoft'o, iš Nokijos, tai manau, kad tikrai smagiai praleisit laiką ir viską, ką reikės, stengsimės jums pagelbėti, kad kuo geriau jums pasisektų. Taip pat kviečiu apsilankyti ir palaikyti ryšį su mumis, turim tokį Facebook'o page'ą, trumpai atsiminti vpd.lt, tai yra Windows Platform Developers, kur skelbiam visokią informaciją apie renginius, konkursus, šiaip galit klausti, pagalbos prašyti ir taip toliau, šiaip visokie geros nuorodos ir visa kita. Tai užsukit, palaikinkit ir palaikykim ryšį.
Tai tiek trumpai iš mano pusės. Gal dar kažkokių klausimų turit? Komandų? Nu, aš manau, kad artimiausiu metu tos komandos apie save praneš Lietuvos spaudoj. Viena turbūt, kuri jau buvo pranešta, tai yra Never Future. Tai yra žaidimas iš Kauno. Studentai, kurie buvo laimėję Microsoft Imagine Cup konkursą Australijoje ir po to gavo grantą iš Campuso. Ten su ekologija gerai. Tai va. Tai tiek trumpai. Dėkui labai uždėmesį. Na ir iki kitų susitikimų.